Gerai, tai bites mes tyriame ne tik pagal morfologinius požymius, bet ir pagal genetinius. Tai šiandien parodysiu pirmąją DNR išskyrimo dalį, kurią mes vykdom iš bitės krūtinės raumenų. Taip, tai štai paėmėm bitę, kišam po kojomis, atveriam, paėmam raumenį, dedam į mėgintuvėlį. Dabar truputuką palauksim, kol etanolis, tai yra spiritas, išgaruos iš paskutinių mėginių. Ir užpilsim juos buferiu bei proteinazę K. Proteinazė skirta ardyti baltymams. Ją reikia laikyti proteinazę šaldomam stovelyje, kadangi kambario temperatūroje ji aktyvuojasi ir pradeda savo darbą anksčiau negu reikia. Prie kitų stalo. Tuomet mišinį kartu su raumenimis mes supurtysim. Ir dedam į centrifugą, kad viskas suvažiuotų į mėgintuvėlio apačią. Ir tuomet pamatom, kad raumuo jau apačioje skystyje su proteinaze. Štai raumuo apačioje. Ir apačioje. Ir dabar einam prie šildomosios purtyklės, kurioje paliksim fermentą per naktį. Nuo 4 valandų iki per naktį suktas. Tai kitą dieną išimam mėginius, tai yra mūsų raumenis, kurie plaukėjo buferyje ir buvo veikiami proteinazės. Nuo 4 iki 18 valandų. Mes juos paimam. Pirmiausiai papurtom, tada nucentrifuguojam. Standartinė procedūra laboratorijoje. Ir dabar mes juos veiksim kitų fermentų RNazę, kuris skaldo RNR.
Vieną kartą, kai kažko įpilam, reikia papurtyti ir nucentrifuguoti. Šis fermentas veikia žymiai greičiau, jam tai reikia 10 minučių. Užstatom laiką ir laukiam. Praėjo 10 minučių. Na ir toliau seka ištisas rinkinys įvairiausių buferių, 50% etanolio ir galiausiai aliucijos buferio, po kurių supilstymo mes turėsime gryną visą genominę DNR. Tuomet mūsų genominę DNR mes naudojame konkrečiam DNR gabaliukui amplifikuoti, tai yra dauginti. Tam mes naudojame DreamTag Green Mixą, kuriame yra polimerazė dauginanti tą prijungianti nukleorūgštis prie esančios sekos, taip pat pradmenis ir vanduo. Viskas šitą supylus ir pridėjusi po 1 mikrolitrą DNR, mes nešam šiuos mėginius į amplifikatorių. Tai yra aparatą, kuris... Tai yra amplifikatorius, tai yra aparatas, kuris geba keisti temperatūrą ir išlaikyti ją tiek laiko, kiek mums reikia. Amplifikavimo polimerazinės grandininės reakcijos metu pirmiausia DNR grandinė, jinai yra dvigrandė, atskiriama, tuomet prie jos prisijungia pradmenis, jau esant kitai temperatūrai, o trečiai temperatūrai esant polimerazė pradeda veikti ir kabinti nukleotidus po vieną prie tos jau esančių prie pradmenų. Ir tokiu būdu susisintetina antra grandinė. Tuomet procesas vėl kartojasi ir tokiu būdu vis daugėja ir daugėja tos medžiagos. Štai atsidarome, įdedame mėginius. Štai čia yra užrašyta programa, kuri tęsis maždaug 22 valandas. Galime jungti. Programa, kuri eina tam tikrais ciklais. Tai iš pradžių yra viena temperatūra, paskui jinai keliama, paskui žeminama ir taip kartojama keletą ciklų. 30 ar daugiau ciklų. Priklauso kokią DNR dalį dauginam. Ir tada pasibaigus programai, po tų 2 valandų viskas atvėsta, nes yra nustatyta gale atvėsinimas. Ir tada jau mėginius galim išsiimti ir išsiaiškinti, ar kažkas pavyko. tą vizualizaciją mes darom su elektroforezės aparatu. Ir čia, kai įsideda gelis iš agarozės, va tokį pasigaminam iš tokios gelį. Tiesiog su buferiu tokiu prasideda. Tai va čia tas dedamas ta želė ir yra šukutės, kurios yra su tarpais. Tai va pasidaro toks šulinėlis, į kurį lašinam vienos šeimos, vienos bitės PGR produktą, kitos bitės PGR produktą, trečios ir taip pat kelis galim sulašinti. Ir tie turi tarpelius, tai tas šulinėlis yra izoliuotas tada gelyje. Ir tuo takeliu, kaip nuo to šulinėlio, keliauja tas PGR produktas. Va, čia. O čia dar yra įpiltas tas buferis. Tai žodžiu, kai susiformuoja tie šulinėliai, išėmus tas šukutės, tai tos šulinėlius lašinam jau savo DNR gautą produktą, kuris pasigamina amplifikacijos būdu, padauginimo. Žodžiu, DNR mažytę seką padauginam iki daug gabalų.
tos sekos. Ir tada, kad mes galėtume matyti, kaip ta juda, paleidžiam srovę ir tada nuo to šulinėlio per gelį tas PGR produktas mūsų juda. Ir kuo ilgesnė grandinė yra, tuo jisai mažiau nueina kelio. Kuo trumpesnė grandinė, jis nueina daugiau kelio. Ir faktiškai pagal tai jau elektroforizės metu mes galim pamatyti, kur yra M linija bičių, o kur yra C linijos bitės. Jau po elektroforizės mes tą matom. O kai pamatom, paimam tą gelį, baigus elektroforizę, paimam gelį ir dedam į fotografavimo įrangą, kur su ultravioletinė šviesa apšviečiama. Va šį čia įdedam, įjungiam visą tą aparatą, paskui gal parodysim. Tai įsijungiam. Ir ekrane matom, kur mūsų PGR produktas nuėjo. Jeigu mums pavyko ir nuotraukose, elektroforezės nuotraukose mes matome, kad yra PGR produktas sėkmingas, tuomet mes jį išvalome irgi keliais fermentais ir siunčiame sekvenuoti į sekvenavimo centrą esantį Nyderlanduose. Ten su specialia įranga ir tam tikrais metodais iš mūsų štai tokio mėgintuvėlio jie sugeba perskaityti informaciją ir pateikti mums DNR seką raidelių pavidalu, nukleotidų pavidalu, kurią parodys turbūt Eduardas. Mitochondrinė DNR tai yra visų mūsų ląstelėse yra tokie energetiniai dariniai, kurie vadinasi mitochondrijos, tai yra jie užtikrina energijos pavertimą į mūsų ląstelių veiklai tinkamą pavidalą ir tos mitochondrijos jos turi savo nuosavą DNR, kuri yra labiau kintama negu branduolio, mažiau stabili, greičiau evoliucionuojanti. Dėl to, kai mes kalbam apie vidurūšinį kintamumą, tai ta mitochondrinė DNR yra labiau tinkama tam vidurūšinio kintamumo išsiaiškinimui ir įvairių linijų viduje rūšies giminingumo nustatymui. Tai dėl to yra naudojama ta būtent mitochondrinė DNR ir ten, reiškia, pas bitę yra tokia atkarpa, nekoduojanti atkarpa, kuri gali būti skirtingo ilgio. Mes čia matom štai, šitoje dalyje štai mes matom pas dalį bičių daug ilgesnė ta atkarpa gali būti. Ir, reiškia, jį kinta, varijuoja skirtingose linijose. Mes štai matom, kai kurios turi dar ilgesnį. Vien žodžiu, ten pasikartojančios yra atkarpos, kurios žymi atskiras genetinės linijas. Ir pagal jas štai mes ir nustatom tuos mitotipus. Tai yra tas intarpas tarp citochromo oksidazės 1 ir 2 subvienetų mitochondrinė DNR yra toks dažniausiai naudojamas visose medunešėse bitėse, ne tik toje vakarinėje, kuri pas mus gyvena, bet ir rytinėje medunešėje bitėje jis yra kintamas, tik ten tas kintamumas yra kitoks. Tai štai pagal jas mes nustatome visų pirma elektroforezės būdu, ar motininė linija yra vietinės medunešės bitės, ar iš centrinės Europos kilusios tos karnikos ar karpatinės. Ir po to taip pat vertinam jų kintamumą ir stengiamės išsaugoti šeimas su skirtingomis tomis genetinėmis linijomis, tai yra tokiu būdu išsaugoti bendrą kintamumą, kadangi jeigu mitochondrinės DNR kintamumas skiriasi, tai tikėtina, kad su ją susijęs ir branduolio kintamumas, branduolio genų įvairovė bus didesnė, jeigu mitochondrinė skiriasi, kadangi mitochondrinė naudojama tokiu atveju kaip žymuo skirtingų linijų. Ir taip mes stengiamės išvengti tų vietinių bičių įvaisos, reiškia artimo kryžminimosi, giminingo kryžminimosi, kuris vestų prie
mažesnio gyvybingumo, blogesnio išgyvenamumo jų, mažesnių galimybių vykdyti atranką. Galbūt šitaip galima būtų taip paaiškinti. Na, bet lygiai greta mes darom ir branduolio tyrimus. Dabar mes bandome surasti restriktazių pagalba atskiriamas branduolio DNR žymenis, kurių pagalba galima būtų greitai atpažinti, kokią dalį genų toje bitėje sudaro svetimi genai, tai yra iš karnikų, iš introdukuotų porūšių atėję genai. Tai yra svetimų genų, kiek didelė yra toje šeimoje svetimų genų introgresija. Tai yra bandome surasti pigesnius, greitesnius būdus tą introgresiją įvertinti, kad galima būtų tokias šeimas eliminuoti, gryninant tą vietinę bitę.